Na, dabar matome startą. Tros 2015 metais 4 vieta Lietuvoje, 10 Lenkijoje 2016. Antra, 5 ir 2 vieta. Dixie Dew 2016 2 ir 5 pozicijos. Speed Serenade labai daug startų ir 2016 metais lygiai taip pat. Iškovota 7 vieta 2005 metais. 3, 6, 4, 6, 1, 4, 4, 7, 5. Labai aktyviai lenktyniaujanti kumelė. Ir jau įveikia nemažą dalį distancijos žirgai. Kol kas visi jie laikosi vienoje grupėje. Matome teisėjus sekančius žirgus tam, kad būtų laikomasi taisyklių. Pirmojoje pozicijoje kol kas Speed Serenade su Tomašu Pastuška. Antroji vieta Dixie Dew. Ir tai yra 2 atitrūkę žirgai, visi kiti 3 lieka gerokai toliau. Posūkis ir finišo tiesioji. Kova vyksta tarp Speed Serenade ir Dixie Dew. Trečiojoje pozicijoje Tros. Dixie Dew buvo laikoma favorite ir jį finišuoja pirmojoje pozicijoje, daugiau mažiau pusę korpuso aplenkdama Speed Serenade. Trečioji vieta atitenka Tros ir 4 bei 5 pozicijos Novamir bei Turbo Mile, taigi loterijoje atspėta. Dixie Dew, buvusi šio bėgimo favorite kartu su žokėjumi Dmitrijumi Petrekovu, finišuoja pirmojoje pozicijoje. Ilgą laiką šioje distancijoje pirmavusi Speed Serenade su Tomašu Pastuška užima 2 vietą. Žinoma, mums dar lieka sulaukti oficialaus rezultatų patvirtinimo. Matome, na, net visų korpusų. Matome sulėtintą finišą, net visų korpusų galų gale Dixie Dew aplenkė savo varžovę Speed Serenade. Vėliau jau už keleto korpusų finišuoja Tros, toliau Novamir ir Turbo Mile. Matome preliminarius rezultatus savo ekranuose. Dixie Dew pirmoji pozicija, Speed Serenade 2, Tros 3. Speed Serenade buvo laikoma 3 geriausia dalyve šiame bėgime. Turbo Mile finišuoja paskutinėje vietoje, tai buvo 2 pagal gerumą laikomas žirgas, laikoma kumelė.